Kur tą Adamas, aš jau duosiu tą litrą. Aš bėgu. Kur bėgi? Ten namų jis atvaro. Jo, matau, pas mane kažkas. Tu esi. Jis skrendi kažkaip nerodo kažkodėl man dabar. Irgi kur žmonės. Į viršų į apačią. Ar tu ten? Aš irgi praleikau seniausiai. Aš visai arti iš tikro jau. Pažiūrėjai, Deivi, kad ten nebūtų jokių bombų paspestų, ne? Nu visi su šarvais tai gal algut. Net laiko nedarai normaliai. Jo, ir yra ten parkingas. Aš iš parkingo ir pasiėmiau. Ateik, Adamai, sustok. Imk, dovanoji, čia tavo dovana nuo manęs, prašau. O kur fermerkai? Nu, dieve. Šopė yra. Imk. Aš turiu šiaip tai visą steką fermerkų, kaip padėžę, tas aš Tai nieko. dabar toliau daugiau turėsi. Aš ten nubiriau. Okay. Tai čia tipo visi jau susirinko. Man atrodo, jo. Kaip keistai. Tipo. Gal reiks screenshotą, nes paprastai nebūna tiek vienoje vietoje žmonių. Palačiu. Bet to aš ir šitą turbūt Neidai? įrašysiu, bet aš privačiai padarysiu. Okay, atsisukit kamerą. Aš žinau, kur kamera. Ten, kur aš jau. Tai pala. Kaip visus threadus matys? Aš galiu geresnį screenshotą padaryti, pala. Va. Tai su kuo, su shaderiais? Aš su shaderis, bet aš... O dieve, Okay. aš vos ne vienintelis su dėmesiniais šarvais. O, ne. Kur yra tas threadas? Aš nebematau tą threadą. Mano Adamian spam. Prie Fredo žiūrėk, nes jie gal neaktyvus buvo ir tau neberodo. O kaip gali parašyti gal kažką? Viršai Ne. dešinėje yra Fredai. O, atsirado. Ok. Taigi, galime... Adamai, come here. Jo. Okay, I'm coming. Jisai, okay. Savaitamos. Next. Gerai, žodžiu, pradedam. Aš turiu paminėti vieną dalyką, kad mane čia žiniasklaida bandė nuversti. Čia sureikšmina kažkokius praeities dalykus, kad aš turiu chatų nusipirkęs kažkur čia už kaimo neteisėtai, eik nuo senos. Tai aš atsistatydinu čia iš rinkimų, čia mane bando nuversti. Tai pabūsiu tik vedėjų šį kartą. Tai su mumis yra Adamas, kuris nori būti kaimo meru. Ir su mumis nori būti Neidas. Ir dar yra Šalta, kuri šiuo metu dirba Nidoj, bet už ją irgi gali balsuoti. Šalta ateina iš dangaus, jos balsas yra čia, dievas jai padėjo. Welcome, Šalta. Žodžiu, tai... Okei, rinksim vieną iš 3 žmonių. Šalta pasirodė. Hello. Tu nedirbi dabar? Ne. Nice, nu tai gali streamą įsijungti, būsi su mumim, tavo siela bus su mumim šitose rinkimuose. Tai... Visus trūkdžius, netgi kompiuterio neturėjimą. Taigi, visiems dabar padalinu, bet dar kol kas nebalsuokit, bet gaunat po lapelį ir šiek tiek XP. Galėsit, nu tai čia profilaktiškai visiems. Po lapelį ir šiek tiek XP, Joris, nežinau, ar nuo arklio pasieksi. Nepasiekė, Joris, nulip biškį nuo savo aukštumų, kas dar negavo lapelio. Visi Labai turi. gerai, Joris, įdėk ant arklio, kuo aukščiau dievo, to geriau. Gerai, į sieną kviečiame Adamą.
pirmasis, man rodos, užpildęs norą, tai galime dabar, Adamai, pristatyti, kodėl norite būti meru, visiems priminkite ir ką pakeisite, ką nuveiksite mūsų kaimui. Sveiki, aš esu Adams Ramalavičiaus ir aš bandau būti meru tuo, kad aš norėčiau apšviesti viską labiau šiame mieste, finansuoti Deivio geležinkelius, plėsti meno galeriją, apmažinti Joro bambukus, nes jie, aš manau, tikrai lagina, arba bent jau kažką sumastyti, kas gali apmažinti. Joro balso nebegaus. Ir jokių mokesčių, aš nekelsiu jokių mokesčių ir jo, Yes. čia visa mano kalba, ačiū, kas klausėt ir jo. Paslyk ant scenos trumpai. Taigi, Adamas prisistatė, bet galbūt dabar žmonės čia esantis turit jam kokių nors klausimų apie tai, ką jis pasakė. Galite klausti, bet ko, Adamai, prašome grįžti prie scenos. Kaip pasieksi finansavimą kažkokių projektų, jeigu žadinė neįvest mokesčių? Aš pats finansuosiu ir papildomai tas, kas, aš manau, darysim labiau rinkimus, ką mes norim finansuoti, tarkime, susirinksim kartu ir pinigais tiesiog susirinksim. Tai tipo, tie, kas nenorės kažko, tai tas neturės tiesiog mokėti už tai. Jei, tarkim, norėsit geležinkelio kažkur nutieso, tai tie susirinka pinigus ir aš tada viską suorganizuoju. Bet tai tada geležinkelis bus nemokamas? Aš galiu čia tarp teorijų. Gali. Kaip šis atsakymas, man kyla labai daug klausimų, jeigu jūs nutiesit geležinkelius iš tam tikrų mokėtų žmonių pinigų. Jo. Ar tuo geležinkeliu galės naudotis tik tie žmonės, kurie mokėjo? Ir jeigu ne, kaip apsaugosit nuo neteisingų žmonių, kurie tiesiog nemokės, bet naudos kitų žmonių sumokėtai pinigų pastatytom gerovėm? Aš manau, aš nelabai tai kreipsiu dėmesį, nes vis tiek, tarkim, Deivio aš nežinau, kas moka, bet, tarkim, aš moku, bet, tarkim, net Deivis nežino, kaip apsaugota viskas. Galima bilietus įvesti, bet tai būtų tikrai per brangu. Tai aš nežinau, aš tikiuosi visi tiesiog bus labai pozityvus ir nenorės labai vogti nieko. Ir papildomai mes vis tiek esam kaimas, mes visi vis tiek esam kartu, ar ne? Šitam kaime. Tai tikiuosi mes visi būsim draugiški. Tikiuosi tai atsakė jūsų klausimą. Dar klausimų? Yra kalbėjęs Dievas. Kaip apsaugosite mūsų kaimą nuo fantomų išpuolio? Matome net per šiuos rinkimus mus visus puolė fantomai ir visi turėjome bėgti namo. Ar ten nėra lova? Aš turiu omeny, galima pastatyti daugiau namelių, nuo kuriuose galima pasislėpti nuo fantomų. Tai aš galėčiau pastatyti daugiau namelių, kur nuo jų slėptis. Daugiau tiesiog namelių su lovomis, su maistu, kad žmonės jaustųsi patogiau tiesiog. Tai aš manau, tą irgi galėčiau implementuoti. Ai, tą jūs nori kačiau. Nežinau, man skamba kaip oligarchas norintis viską iš savo pinigų daryti ir nusipirkti mūsų kaimą iš principo. Let's go. Ne, aš Mokesčių nebus. nenusipirksiu kaimą. Ar kelsit pensijas? Mes turim pensijas? Ar įteisit pensijas? Ne, aš nemanau įkelsim, bet jei įkelsim pensijas, tai tik tiems, kurie moka už darbą. Tie, kurie eina už apmokestinam darbą, bet mes čia neinam į kokias kasyklas ir ten mums nieks nemoka. Tai ne, pensijų nebus. Dar kažkas turit klausimą? Taip, aš turiu labai svarbų klausimą. Kaip dažnai kalbėsi su Dievu ir kaip dažnai Dievas tau atsako? Mano paroda 21 bus Onos vienuolyne. Tai aš visai arti Dievo. Papildomai aš turiu labai religingų draugų. Aš nekalbu apie mūsų Dievą Jėzų Kristų, aš kalbu apie mūsų Dievą danguje vienintelį ir teisingą šviesiausią šviesų į Dievą Saulę. Pala, kaip tu kalbi, dabar naktis? Aš kalbu apie mūsų Dievą. Netgi naktį mes matome mūsų Dievo apsireiškimą per mūsų didžiausią veidrodį danguje mėnulį. Netgi naktį mūsų Dievas neapleidžia, jis žiūri į mūsų veidrodį. Apsauga!
Aš nežinau, ką sakyti. Aš toleruoju visas religijas. Tai jei turit kokių religijų, tai tikrai galit jomis domėtis. Jo, dar klausimų? Ar jūs Aš turiu klausimą. Kokie tavo planai panaudoti tuos shopping distrikto mokesčių blokus? Aš manau, Deivis sukūrė, tai kaip ir jis gauna visus mokesčius tam. Bet aš galėčiau panaudoti tos... Trumpas komentaras. Jo. Labai geras klausimas, bet shopping distriktų naudojasi ne tik mūsų kaimo gyventojai, tai kaip yra ne visai kaimo jurisdikcijoje tai daryti, nebent, nežinau, mes galbūt nukariautume kaip kaimas kitus ir pasimtume tos blokus, bet apart to galime okupuoti shopping distriktą, bet kitu atveju šiuo metu tai nėra mūsų jurisdikcija. Tai yra bendra žemė, bet ne mūsų, žodžiu. Dar klausimų bus? Taip, dėkui Adamai, klausimų nepamatau. Kviečiame sekantį kandidatą, kuris buvo sekantis užpildęs. Ponas Neidas Ponas. Welcome. Jei, tai fainai. Prašome pasisakyti trumpai. Yeah. Aš Neidas, kaip ir aišku, čia šitas. Wow, super duper wow. Aš merų užsirašiau vien dėl to, nes galvojau, kodėlgi ne. Planų dar neplanavau, nes ne meras, kai būsiu meras, gal ir planuosiu kažką. Šiaip, tai kaip ir viskas. Mokesčiai bus būtinai, nes kodėlgi ne. Labai svarbu klausimą turiu, ar tau labiau patinka barščiai ar šaltibarščiai? Man šaltibarščiai. Ačiū. Prašom. Aš turiu Ką žinau, ką dar pasakyti? Klauskit jo. Kokio dydžio mokesčiai bus? Aš žinau, kažkaip klausimas. Kam? Šiaip. Man tai pinigų reikia. Ne, šiaip tai... Ką aš žinau, šiaip planavau gal kažką padaryti tokią bildinimo komandą, tarkim Deivis, ir dar jeigu kažką pasimtų į draugus, tai mokėčiau jiem, pavyzdžiui, statyti geležinkelį. Dar kažką mokėčiau, dar kažkam ir kažką taip ir tariau. Aš tiek daug nemašiau šiaip, jeigu taip iš tikrųjų. Ar manai, kad mąstymas yra svarbi savybė būti meru? Ką? Gali pakartoti, negirdėjau. Ar manai, kad merui svarbu mąstyti? Aš? Šiaip jo. Maždaug. Ar mąstai daug apie tai? Aš ne. Tu matai mano, kaip aš užsirašiau savo aplikaciją, sakykim. Man Dievas sakė. Ne, gerai. Ar turite planų užkariauti kitas teritorijas? Taip. Aš Daugiau klausimų? Papildomą klausimą paklausiu, jei užkariausit, tai iš ko? Iš ko? Aš pats kietas. Aš užkarius visus. Labai svylė, aš kandidatuoju į merus. Tai va, dar klausimų yra? Okay. Žodžiu, šiuo metu su mumis... Aš dar paklausiu klausimą. Okay. Klausim. Ar jūs galvojat kažką daryti apie Jorio lago problemą? Na, jau išspręsta. Nelabai. Nežinau, man lagina. Nu, biški lagina, bet aš neapsikraunu per daug, aš nežiūriu į tą pusę ir man gerai. Tiesiog. Tai jūs nusisukat nuo problemos? Kas? Nieko. Gerai. Kodėl tau jau atskidė teka? Yra dar ką klausimų. Nu, ačiū Neidai, ačiū už jūsų laiką, labai malonu buvo. Kadangi Šalta nėra su mumis fiziškai, bet Šalta su mumis yra savo sielą, pastovėsiu per mikrofoną aš. Šalta, prašome prisistatyti ir papasakot, ką jūs nuveiksit šitam kiemui. Pone Deividai, padėkit kokį nors bloką prieš mikrofoną ir nueikit, aš kalbėsiu iš bloko atsybės. Ar tikslo būti kempinė? Labai malonu, ačiū. Taip, tai sveiki, mėly Kalnapilio broliai ir seseris. Aš labai džiaugiuosi, kad netgi lietingą naktį mes sugebame visi susirinkti, aptarti šį svarbų klausimą ir nuspręsti mūsų ne tik ateitį, bet ir dabartį Kalnapilio. Aš, kaip Šalta arbata, nesu žmogus, kuris kandidatuoja į merą. Į merą ateina ne kas kitas, o mūsų aukščiausiasis Dievas.
Ir Dievas kalbės pro mane. Aš kaip meras išrinktas padėsiu interpretuoti kiekvienam Dievo valią, nes Dievas kalbės su kiekvienu jūsų ištisai. Jis bus su jumis. Kas yra mūsų Dievas? Dievas yra šviesa. Kai yra šviesa, mes neturime piktų monstrų, kurie mus puola. Kodėl? Nes Dievas mus saugo. Kai ateina naktis, Dievas su mumis gali būti tik tai per mėnulį ir jo atspindį. Dėl to jam yra daug sunkiau mus prižiūrėti. Todėl aš, grįžusi prie savo fizinės formos, dėsiu visas pastangas apšviesti mūsų miestą. Aš dėsiu visas pastangas pastatyti šviesiausią šventyklą, kur kiekvienas galės melstis. Dėl mokesčių. Mūsų mokesčiai bus 10, kaip ir buvo seniau bažnyčioje mokėtas mokestis. Tie mokesčiai bus paskirsti svarbiausiam miesto reikalam. Šiuo atveju tai yra miesto apšvietimas, geležinkelio susitikimas su kitais. Ar turite klausimų, broliai ir seserys, nes aš, kaip Dievo aukščiausias interpretatorės žinia, esu jums čia, kad galėčiau atsakyti ir padėti. Aš manau, kad teologinė visuomenė ir teokratinis valdymas mums yra geriausias ir šviesiausias kelias. Turiu klausimą, galite išsiplėsti tas 10, čia yra 10 deimantų? Ne. Taip, kaip matau, ne visi esat susipažinę su Lietuvos istorija. Taigi, 10 būdavo mokestis, kurį mokėdavo visi einantis į bažnyčią. Tai būdavo vadinama auka. Per pamaldas visi aukoja auką. Yra minimalus mokestis tikėdamas į mūsų bažnyčią, pavyzdžiui, tai yra 5 eurai. Mūsų bažnyčioje, Dievo bažnyčioje, Saulės bažnyčioje, tai bus 5 deimantai. Bet jeigu kažkas jaučiatės, kad turite daugiau galimybių paaukoti daugiau, tai bus visada priimtina. Bažnyčios pastatytų, kai bus pastatyta bažnyčia, bus nutarta, kas kiek laiko bus aukojama 10. Jeigu aš neįsiu į bažnyčią. Dievas ateis pas tave. Man gerai. Dievas ateis mano mūsų. Ir paliks maldas, kad tu būtum saugus. Dievas ateis pas tave skamba kaip vėliakoks, tipo. Grasinimas. Teksta. Dieve, ateik pas mane, aš turiu labai didžiulę lovą. Mes nesosijuojame su tais, kurie prievartauja mažus berniukus metais. Okay. Kas pasakė A? Tai ne krikščionis, okei, supratau. Dieve. Taip, Adamai Jarmalavičiau. Kaip tavo mąstymas ant imigracijos? Nuostabus dalykas, kuo daugiau žmonių ateis į Kalnapilį, kuo daugiau žmonių pažins mane per šventyklas, tuo geriau mūsų visuomenė. Jie ateis, jie dirbs, jie grožėsis, jie pasikeis ir konvertuosis į tikrus gerus apšviestus. O jeigu tie naujai emigrantai pakenks seniems gyventojams? Aš kaip Dievas užtikrinsiu, kad tai neįvyktų, nes aš esu Dievas. Okay. Kažkas dar apsakė? Ar dar turit Aš kažkas taip pat klausimų? turėčiau dar pridėti, mėlėjų mano broliai ir seseris. Net jeigu jūs manęs neišrinksite, aš nenustosiu bandyti jums padėti, nes tai yra teisingas kelias. Ir aš visada rinksiuos teisingą kelią. Net jeigu jūs manęs neišrinksit, aš eisiu bendradarbiauti su išrinktuoju tam, kad būčiau jo dešinioji, kairioji ranka ar koja, kad ir kuo mane paims. Net jeigu manęs išrinktasis meras nepaims, aš statysiu šventyklą savo jėgom, nes man būtina susirasti. Tai, kad aš turiu Dievo, ką? Mane baudžia, Žinau, kaip jūs aš tikras Dievas, o ne? Mane baudžia. Tartaris kažkoks. Taip, dėkui, jeigu daugiau niekas klausimų neturit. Dėkui labai šaltai už jos. Aš turiu dar tokį pusiau klausimą. Kodėl, kai tu atėjai į sceną, pradėjo lyti ir dabar neįvažiuoji? Noras čia Dievo rūstybė. Dievo lietus laista mūsų žemę, kad žemė būtų derlinga, kad būtų ką valgyti. Aš manau, Aš nebaigiau atsakinėti Adamai Jarmalavičiau. Jeigu tu duodi pusiau klausimą, aš duosiu pilną atsakymą su kaupulės. Pradėjo lyti ir žaibuoti tam, kad jūs žinotumėt mano galią, tam, kad jūs žinotumėt už ką balsuoti, tam, kad aš palaistyčiau jūsų jėgus, tam, kad jūsų bulvė žydėtų, kad ant jų nuplaučiau visas vabalus ir ką patys man jūs reikia.
Dieve, atsiprašau, bet žinok, kažkaip mes šičia žaibus laidom nuo to. Pyk na. Taip, daugiau klausimų? A, nepataikė. Ačiū Šalta už jūsų laiką ir už Dievo laiką. Taigi, trumpas apibendrinimas. Šiuo metu yra 3 kandidatai. Galėsite eiti prie Envilio, one by one, aš pakviesiu užvadinti kandidato vardu ir mesti į hoberį. Tada suskaičiuosime balsus, laimės kandidatas laimės, jeigu bus kažkokios lygybės tarp dviejų, galėsime perbalsuoti atmetę paskutinį žmogų, kuris teliko nubalsuotas. Taigi, čia reikėjo vieną kitą tikrai atsivesti. Taigi, prašome Matoškę, galite prieiti, užvadinti lapelį ir įmesti SQ raidę. Tie, kas dalyvauja rinkimuose, nebalsuos. Atsiprašau, o aš gaunu balsą kaip dvasia. Ne, nes tu dalyvauji rinkimuose. Visą gali. Kaip kandidatai irgi balsuoja, bet A, ne? Lietuvos Respublikos prezidentų rinkimuose. Rimtai? Gerai. Tai fuck it, we ball, okei, gali balsuoti, okei, junioras sekantis. Turi po vieną balsą, tai einėjai. Ja, okei, tinka. Išsilyginti. Ir su Q įmeskite į... Jo, gali būt. Liuks, kviečiame Nexoblade prie stalo. Liuks. Kviečiame... Baikite muštis, kaip ryte. Okei, kviečiame Austėją. Dėjau, sakyk fantomomis baigti. Nesispūnė. Aš jau pravaudžiu, kad... Ne, aš užsirašiau, kas pravautinu. Tai, prašom įmesti SQ raidę. Ačiū, Tajus, sekantis balsas Tajus. Kai ten kažkas skerdžia tos fantomus dangui. Taip, kviečiame Jorę prabalsuoti. Arklį 4,5 mėnesių. Va, kada atspėjimės? Dievas nieko. Okei. Kviečiame Neidą prabalsuoti. Šalta, tu man gali parašyti į priemą, už ką balsuoju. Shit. Adamai, tavo balsas? Pala, bet jeigu tipo aš negaliu balsuoti. Gali. Gali Lietuvos Respubliką galime, reiškia, gali. Žmogus užsilenkia, pizina viską. Va toks va mėras jum. Savim parūpinasi savai. Okei. Kuri lapelė? Taip. Taip, Šalta parašiai? Ne, noriu palauk, dėduos daiktus, kurie. O, Petruks gyvena čia ar ne? Kažkas matė tiek chatą? Jau ten tie menai visą. Aš prabalsuoju už save ir tada už Šaltą. Šaltas balsas yra atiduoda, tai norėjau pasakyti. Liuks, Liuks, o tu turi chatą. Ai, nu gerai, žodžiu. Taip. Gal kažkas turi Titan Frame netyčia? Turiu 3 sodas. Aš turiu lengvą klausimą, o kada bus inauguracija? Ačiū. Daugiau gal, jeigu turi. Pone Deividai, Martynai Kairy. Taip, inauguraciją galėsim daryti, nežinau,
kitą savaitę kažkada. Jeigu tave išrinksim, galim palaukti, kol grįši. Vėl aš turiu pavalgyti. Taip. Skanus. Taip. Turit gal kas bloko kažkokių paprašau. Praliuks atėjo. Hello. Dok, dėkui. Okay, what the hell. Nu gerai, šitas su jais. Žiūrėjom į rinkimus. Komandos rinkimuose nėra. Nėra. Taip. Vandelė. Gal dar Petruks ateis, gal jis dar norės greit balsą kažkam atiduot, gal iš asmeningumo. Taip, bet galim pala. Sveikas. Sveikas. Mes čia merus renkam Neidas, Adamas arba Šalta. Tu nori prabalsuoti ar ne čia? Ne Šalto, o Šalta interpretuoja Dievo valią. Adamai, bet žinok, taip blogai skėti pastatyti, tai čia blemba talentas. Nori prabalsuoti? Vieną kėdę uždengia visas skėtis. Kur tu esi? Toli nuo... Negirdėjai, čia buvo visokie diskusijas, vyko pokalbiai, nu bet nieko baisaus. Sumo čia vyksta. Aha. Oh, hello. Šiaip palauk, sekundę. Stop. Lapelis. XP. Prieik prie Envilio. Vadink ir man į inventorį gali mesti. Neidas Ponas, Adam Džarm ir Šalta arbata. Amba aš tave kritinu netyčia. Aš irgi. Ok, galim skaičiuoti balsus. One by one. Ne. Rūtas rankšluosčių. Taip. Okay. Pirmas balsas. Šalta arbata. Antras balsas atitenka Adamui. Trečias balsas. Šalta arbata. Ketvirtas balsas. Saulės dievas. Kaip suprantu, šalta arbata. Dar vienas balsas Saulės dievui. Dar vienas balsas Adamui. Dar vienas balsas Neidui Ponui. Dar vienas Neidui Ponui. Ir dar vienas Neidui Ponui. Dar vienas balsas Adomui. Ir dar vienas balsas Adomui. Tai yra lygiosios tarp Adamo ir šaltos arbatos. Antras turas. Neidas Ponas atkrito ir vyks antras balsavimas dėl šaltos arbatos ir Adamo. Tai sekundę. Padalinsiu visiems paperį, palaukit. Taip. Taigi, galit palauk sekundę. Mes gausim dar kalbų dėti ar nereikia? Gal nereikia, ne? Taip. Galim dabar 1v1 tipo Rose Battle. Ką žinau, labai norit. Galit. Yra pažiūrėk, kada užkas pasakysim, ar galim. Taip, juniorai priek. Gerai, tai... Kol balsuojam, galit stumti, jo. Jo, nu, tipo, asmeniškai aš pradėsiu šitą, nes aš ir inicijavau, Adomai, tikiuosi, tu esi pasiruošęs.
Taip. Aš, merė, jau turiu ne tik Minecraft'e patirties, bet ir gyvenime. Aš turiu patirties darbe. Aš dirbu maksimai 5 dienas iš eilės. Kai kiti dirbo po 4, aš dirbu 5. Kodėl? Nes man rūpi Maxima. Jeigu man sugeba rūpėti Maxima, man sugebės rūpėti ir kas, ir Kalnapilis. Visi mėlyje, aš būsiu čia. Aš būsiu už jūs. Aš kovosiu už jūs, nes jūs man rūpi. Kas rūpi Adamui? Jam rūpi jo meno paroda. Ekso, gali prieit. Kur tu Atėjo dingai? Šalta, bet Adamui, aš tavęs tam nebijau. mikrofoną. Jei tave sustabdė čia ateiti lietus, tai absoliučiai aš tavęs nebijau. Mane sustabdė ne lietus, mane sustabdė Neksa. fizinės galimybės, nes aš esu nidoj. Come here. Jo, keistas dalykas. Ir papildomai tau turbūt rūpėtų labiau ne Kalnapilis, o tavo Maxima. Bent jau parodoj aš surasiu save ir padėsiu kitiems. Ką? O Maximui tu padėsi tik tai turtuoliams. Aš baigiu rūpintis Maxima, nes baigiu darbą. Ir sugautų atlyginimu, ką aš darau, aš ateinu su nuostabiom ausiniam pas jūs dirbti, išklausyti jūsų. Dieve. Okei, austė. Einardas už 2 eurų, koks jis kur? Ne. Aš šiaip jo nemėgstu. Tarp Adamo ir Šaltos. Okay. Aš turbūt paliksiu tą Roast Battle. Aš nežinau, tai labai daug. Tai jau? Teresė. Tavus nėra, ne? Dingęs. Tai dar palauksim. Jori? Jums girta visų kopų, kad man jis nepatinka. Už 2 eurų? Tikrai. Neidai? Ne. O žiūrėk, pažiūrėk, pavyzdžiui, ar nuo Juodkrantės nėra, nes gal nuo Juodkrantės yra anksčiau išvažiuoti. Ir tada mes tavo mašiną iki Juodkrantės nuvarom Juodkrantės. Adamai? Okay. Mano lapelis. Okay. Balsuotų už kitą, ar ne? Ne, tu gali ir už save. Starliuks? Starliuks numečiu čia lapelį. Okay. Okei. Au. Ne. Kaip patys, ne? Tai nieko, palauksim. Galėsim pavalgyti po kažkeliuko valandą. Tai pavalgom, biškį apsitvarkom. Ir bus. Taip, aš nuo savęs dar, nuo Šaltos. Tajus trūksta? Kaip pavalgom čia, tai jau turim Napoleoną. Kažkas darė, ne, po visi prabalsavo. Okei. Aš paskaičiuosiu balsas vis tiek, jeigu matysim, kad ten smarkiai nesiskiria, tai Tajus nebelauksim gal? Ar čia geriau, kad anonimiškai liktų, gal reikia palaukti? Lygiosios, tai Manau, kad tada... jau anonimiškai. Ne. O ta istorija tai šiaip. Valgėt liktais. Bet palauksim sekundę. Jis valgė savo sumuštinį vakar. Ne, aš dar sumuštinį papai. Gal kad auksą turi pasakyti. Kaip reik, šitas jau bus kažkada jis. Jor. Deivi, biški gal man reikės nugriauti sieną pačiam, nes tipo. Kažkas neprabalsavo. Joris. Tajus. A, tu mano balsą įrašei? Aš Jo. tau, Deivi. Palauk. Mūsų yra 11, ne? Jo. Čia Pirmais buvo nelyginis skaičius balsų, dabar lyginis turi būti, jeigu be Tajus. Ne, tai 11 mūsų yra. 5. Bet pirmais buvo nelyginis skaičius balsų. Su Tajum. Su Tajum. Deivi, ir tu sumaišai jau tavo korteles visas. Paskambink jam in real life prabalsuok. Man reikės 13 buvo balsų, ne? Buvo 5-5-3. 4. Ne, anasik buvo 4. A, dar Petroliuksas atėjo, ne? Pirmais Ne. buvo tada 11. 4-4-3 buvo. Buvo 11. Nu, tai balsų. Tajus nėra. Tai, O bet Petroliuksas iš atėjo. iš viso turėtų būti 11, ne? Su Tajum. Aš teisingai skaičiau. Nežinau. Nes aš turiu 6, 7, 8, 9 balsus, tai turėtų 10 būti be Tajaus. 9 žmonės online.
Na, 9 ir 3 balsus, bet šaltos Ir dar. 10 mano. Jo, Petraliuksas. prabalsavo? What the fuck? O Petraliuksas praeitam balsavo, nebalsavo? Balsavau. The Tai hell? kaip praeitą kartą galėjo būti 11. Tai, nes Manau, buvo kad skaičiuojam, Petraliuksas. nebelaukiam, Taip. jeigu ką, reroll padarysim iš naujo pabalsuoti. Nes šiuo metu tai gaunas Adam. Ir tada šalta. Ar mes galim per Discordą pabalsuot? Prašiau tai, Balsavom. pabalsavom. Ai, Discordą? Tai. Tipo tas, Ne, tipo gerai. poll dalykas. Bet aš manau, žinau, už ką tais balsuos, bet paklausiu. Fuck it. Bet kažkur vienas balsas dinga, aš nesuprantu. Ar kažkam liko inventoriai, gal Petraliuksai neliko to inventoriai? Ne. The hell? Balsuojam iš naujo? Jodami. Balsavom? Ok. Tai, Galim šitas. balsuoti iš naujo, bet kandidatai nebalsuoja. Okay. Tai vis tiek jie už save, tai Jo. tim shit. Žodžiu, aš aš įdedu į čestą. Turi čestą kažkas? Čia yra čestas. Nesvarbu, žodžiu, priekit tiesiog. Matoškė. Dėkite šitą čia. Smagu žaisti. Pala. Tai, sekundę. Galim mest. Tai čia. Čia skrinė. Ok, nesvarbu. Junioras. Aš jis tiesiog pačekinsiu. Ne kokie balsai, bet kiek lapelių vidui. Dabar vienas yra, ok. O, Petraliuks, go vote. Go vote. Pa. Junioras, ok. Vidui 2 lapeliai, Nexo. Austėja. Vidui Well, man skambina rekruteris. Joris įmetė? Let me know, kaip baigsis. Stop. Alright. Kas... Yeah, ok. Kas dar įmetė? Stop. 4 vautai dabar turėtų būti 3. Jori? Ką? Tu įmetei? Aš jau balsavau. Jo. Ką tik įmetei? Aha. Ok, nu tai tada Austėja mes. 5. Tajus nėra. Neidai? A turit kažkas Envilį dar? To atneš. Čia yra. Čia yra. Ai, ne. Ne, yra, aš atnešti. Aš žiūriu, kaip indai žaidžia su kopūstais ir bandau suprast taisyklę. O, prašau, neidai. Ok, atsirado, tada eina Adamai. Bet man negalima, tipo, sakei. Nu tai tu vis tiek už save ar šaltą, Jo. tarkim, už save. Jo. Petra? Liuks? Tai čia man įmetė ką tik. Ok. 5, 6, 7. Tada aš esu 8, ane? Taip. Ir tada Tajus tik liko sulaukt. Aš turiu tą jos balsą. Iš kur tu žinai? Man davė papiriuką. Tajus? Mhm. Kada? O tavo balsas pakeistų kažką, ar ne? Atsakyk, nes anonimiškumas tegu išlieka. Jo. Nes tu žinosim tą jos biasą. Ir man Dievas sako, kad mes turėtume išlaikyti visus rinkimus. Žodžiu. Manoma, taisyklesnis. Dabar yra 8 balsai. Yra mano, Stės, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo. Tai liko tik Tajus, aš jam paskambinsiu. Aš manau, Joris specifiškai Prie nori vakarienės stalo su mama ir tėčiu sėdi Tajus ir jam pasakė, labas, už ką balsuoji? Ką balsuoji Minecraft'o rinkimą? Bet abejoju, kad tą jūs sėdėtų su šeimam.
Ar tu vakarienę su šeima valgai? Aš manau, kad būtų miela su šeima valgyti vakarienę. Būtų miela, bet aš abejoju, kad jisai valgytų su šeima. Aš seniai nevalgiau vakarienę su šeima. Aš seniai šeimos nemačiau savo. Aš manau, tai jūs valgo vakarienę su politikais. Man Dievas sako, kad ne. Okay. O, kam dar tavas toja gal ateis. Ne, turėtų nebevalgyti neužilgo. Nebent kažką kitą daro, bet... Tai jūs atėjo, manau. Bet muted. What? Jo, ta... Bet... Šyzas, kiek žmonių šitam čanelėje. Į sveikatėlę. Eiška. Ačiū. Sveikatėlę. Tada jam pas... Ir visi bėga. Žinai, ko reikia paprašyti? Palauk likus man. Jau. Jau ars, kad užsilipė. City Horse reklama. Ok. Tajau, kaip jį prisišaukti. Teks palaukti. Šiaip, jeigu norit, gali skirstytis. Jeigu neįdomu, aš pasakysiu, kas laimėjo. Arba galim palaukti, gal to atsiras. Tajau. Wait, neidai tu nebandai asasineitinti rinkėjo. Davis, watch out! No. Mr. Mayor. Watch out, Mr. Get President! Duck. Meniškai čia, žinai, prakasi biškiam. Kiek čia? Oi, čia net nereikia prakasti, dieve mano, kiek čia? 5, 3, 2. Man reikia apsaugoti šitą Deivį praeitį. 5 kartų 8, čia blemba visai nemažai sutilptų. Tenti? Gal. Arba Deivi, tu galėtų, tarkim, atsijungti, jei tave bando nužudyti mano politiniai priešai. Bum, miręs Deivis. Nemiręs dabar. Nepadės. Padeda šiaip biškį. Nu padeda vis tiek, nu šiaip, tipo. Okay. Man reikia rasti 5 eurus, ten 3 panašiai. Jeigu reiktų rudų centų kalibruoti. Tajau, pavalgė greičiau. Adamas, toj Deivį bus get down, Mr. President. Turi stakus dinamitą, tai... Kokius stakus, dieve, mano čia net stako nesutilptų. Pliusas jiems, minusas jiems. Nu, aš taip ar taip turiu gražinti po to pinigų. Nors jeigu į Minecartų sudėdė viską, tai jo, tada nemažai sukiuštų. Jau. Labai įdomu pinigas. Man tiesiog užsienietė atidavė, nes jinai negalėjo atsiskaityti, aš sakau, čia ne lietuviškas pinigas, tipo ne euras. Kurus. Čia bus, žinai, iš kur? Iš tos Turkijos, man rodos. Kas ten vyks? Tokia klasika, kad bando ne tais pinigais atskaityti. Ai, aš neužsimūtinos? Jo, važiuoju. Iš Turkijos šitas. Aš mačiau irgi vieną labai gražų, ten su tokia moteros veidu ir kaukiam buvo. Labai gražiai toks atrališkas pinigėlis atrodė, bet man rodos, ten buvo proginė moneta. Ne. Pasakyk daugiau šalta, mums įdomu. Man kartais savitarnantinė iš arbūzų ir paprašė perpjauti.
Perpėjai? Ai, blemba. Tai jūs nėra voice dar? Ne. Yra. Kiek neįdu ir austėjai metų? Man 15, 16. Manai tą istoriją su moterim padarė vylę? Jo, ne. Jis yra voice'as, tik užsimūdinęs, tai nežinau. Nelabai padariau. Žodžiu, man buvo kelinta, 3 darbo diena, aš visiškai pavargus ir jau vėlyvas vakaras, aš nelabai mąstau ir pas mane į savitarną ateina moteris. Ir tokia labai pasivetus, ir tokia miela, žema, tokia sweet moteris, ir už jos stovi 2 metrų 10 bičias raumeningas. Ir savitarnai skanuoja visokius ten obuolius. Ir ta mergina ateina, sveiki, aš turiu tokį klausimą, gal biškį nejaukų, bet kur yra sudėti prezervatyvai? Ir aš tokia pasėdžiu ir aš galvoju, nu blemba, jo, čia normalus klausimas. Prezervatyvai yra sudėti. Ir aš labai gražiai atsakau, prezervatyvai yra sudėti priekas, kiekvienam priekas yra tam ant tų lentynėlių. Matot, kur žiebtuvėliai, nes žiebtuvėliai labai gerai iš savitarnos matosi. Tai iš kitos pusės žiebtuvėlių turėtų būti prezervatyvai. Ir jeigu jau čia nebėra, tai taip pat antram aukšte šalia nėštumo testų yra prezervatyvai irgi sudėti. Jie taip žiūri į mane, sako, bet mes praėjom visur, niekur nebuvo. Ir aš sakau, nu negali būti, žinot, kad aš pirkau. O, tais grįžę, pabaigsi vėliau, definki tai. Labas, Tajau. Laukiam tavo... Šalta ar badamas? Tai, šalta ar badamas. Okay. Balsai in. Yes, sir. Balsai in. Šalta. Saulės dievas. Adamas. Šalta. Adamas ir last balsas šių merų rinkimuose atitenka Adamui. Yeah! Woohoo! Woo! Žodžiu, neturi mero. Let's go! Taigi, šitas mikrofonas įjungtas. Ačiū visiems, kurie už mane balsavo. Aš bandysiu implementuoti savo pakeitimus. Ir jo. Loki. O nesakai, kad nieko nekeisi. Jo, aš sakiau, kad beveik nieko nekeisiu, bet minimalūs pakeitimai. Atemprimai. Ačiū visiems dalyvavusiems šiuose rinkimuose. Bando prašyti. Adamas gauna mero postą. Palaukit, kiek Lietuvoje būna dienų išrinktas prezidentas? 4x365. 1460. Kiek Minecraft'e trunka diena? 10 minučių? 20. Prezidentas dalinta iš... Kam čia tiek valandų? Palauk. Kart 4. Tiek dalinta. Žodžiu, kad būtų paprasčiau galima padaryti, kad Adamas valdo iki rugsėjo galo, maybe? Nežinau, kiek reiktų, kiek laiko, kas 2 mėnesius galim rinkimus daryti. Tai sekantis bus... 5 dienos yra Minecraft'o metai. Lengvas klausimas. Kada inauguracija? Ir ar aš esu vicemerė? Ne, neturim tokios pozicijos kol kas. Per mažas kaimas, per mažai gyventojų. Taip. Gali man atkelt to. Aš tu duosiu į lėkštę, aš vakar nenusinešiu lėkštės. Tai parašysi viską. Jei turėsiu kompą su Minecraft'u. Aš biškai dabar turiu... Nes dabar turiu kompą su neaktyvuotą. Ką? Ką sakei, negirdėjau. Ai, aš biškai labai toli dabar nuo jūsų.
labai labai toli nuo jūs. Aš netiksliai, kur tas, netoli nei ten. Jo, padarom, bus paprasčiau. Labai norėjau kažką užmušti. Ja, mane labai norėt kažkodėl užmušti. Tai čia toks, nežinau, pasveikinimo, Okay. kad meru tapai. Aš nežinau, ar real life tipo pada užmušti prezidentą, kai jis tampa prezidentu. Nesvarbu, čia nesvarbu šitas. Kur mano apsauga, god damn it. Čia buvo sėkmingas nužudimo bandymas. Vat kaip tais po apačią atsirado. Ta prasme. Tais po apačią vaikšto geležinkelio, what? How? Niekas nemoka už bilietus. Moka mokesčių susirinkęs nemažai. Turbūt aš vienintelis moku už juos. Bilietų dievas. Deivi, rimtai pasakyk, kiek iš tikrųjų manai žmonės moka už tus bilietus. Nežinau, aš kokį 20 susirinkau. Okay, tai tada tikrai daugiau negu aš kažkas moka. Iš 5 deimantus įmečiau ir pamiršau. Ten yra Ender Chestas arti. Nes jeigu ne, aš pabaigsiu istoriją. Pabaig? Tai jau voice nebėra, ne? Ne. Pala. Yra. A, yra. Na dabar gali tęsti užmūtiną. Ja, ir ta moteris, kuri norėjo pirkti prezervatyvų, sako, kad nebėra nei ten, ir aš nu, negali būti, kad išpirko. Ir jis sako, nu tai turbūt išpirko, kad nebėra. Ir man liko gal 10 minučių iki mano šifto baigimo, aš esu visiškai pervalgus. Aš ją žiūriu ir aš tiesiog labai lengvai paskau. Nu va, kiek meilės Nidoj. Aš pasirinkau ne tą vaislainą. Tai melentos apėlina, ne? Man reikia žiūrėti, kad tai neidas vėl nevarytų manęs tipo boostintis. Žiūrėdama, tai feel free to, nežinau. Bum. Aš netgi turiu visus Gal kaip galvosi. Ai, tipo, Deivi, tu man padėsi Nu, okei. taisyklės ar kažką? Na, tipo, gali kažką čia daryti, nežinau. Dabar, kai meras gali mokesčių savęs, bet sakai nevesi, tai... Aš turbūt pirmiausia leisiu visiems, tipo, įprasti, kad aš esu meras, tiesiog pabūsiu. Pačilinsiu kelias dienas. Gali donation boxą padaryti kažkur, sakai, kad per donacijas vyks dalykai bus tam. Jo. Reikės pastatyti daug pastatų, daug viską apšviesti. Šiaip tai aš dabar netgi galėčiau pradėti apšvietinėti viską. Kur tik reikia. Palakai, ką pamiršau. Nebūdamas merų galėjai tai daryti. Taip, bet tai buvo mano tas toksai šaukimas. Kada tai visi norėsim? Buvai atsidaręs? Sekundė, sekundė. Kur radamas? Aš čia. Hm? Aš čia. Kad čia. Va, čia kitoj pusė geležinkelio. Hello. Tiesiog. O, mero karūna. Yippee! Yay! Jo, jam duodam tiesiog visus golden armorus ir tada užsilinks nuo visko. Tada asesinėtin bus lengviau. Nu, Bet dabar nesunku. ja, šiaip. Mes su rankutėm jį užasisinėtin. Stop it. O, ima. Help me, help!
Net atranko. Okay. Au. Kur bėgi, kurmi. Bandau apšviesti tą prakitai vietą visą. Žinok, tu nenori į vandenį lipti. Tai blogiausia idėja, kurią tu gali padaryti. Aš žinau. Au. Au. Aba. Tu tiesiog užmuš ir viskas. Ne, tai žinai, reikia, kad jisai bijotų. Tiesiog bijo. Kad čia bijo, dievo mano juokėsi. Turi klikti jisai. Klikts? Taip. O dabar taip pakato. Džiai man kompas sprogs. Aku jis dingo, what the fuck. Jis įsitilinęs ant perlų kažkur. Ai va, kur tu. Mission success. Jaudink, žinau, kur tavo bazės. Jie mano bazę nubėgo. Kas mano bazę veikia? Aš nueinu į savo bazę pažiūrėt, kad jie veikia. Ai, jie jau pralenkė mano bazę. Tiek daug Triton zombių. Matau jūsų vardus, matau jūs, pragi. Viena tokia mini problemytė su tais vardais mes turime Swift Sneak 3, tai mums nelabai rūpi, ar mes shiftinam ar ne. Nu, aš matau vis tiek, kur jūs keliauja, tai... Na, aišku, jeigu tą jūs shiftintų, tai irgi padėtų. Čia dar Soul Sanda yra, durnelė, tu kur mirti. Anyway, ačiū už reikiamus visi. Nu, neblogai, tu čia laimėjai kažkaip. Jo. Netikėta. Aš maniau, tu kalbėjai kaip... Man atrodo, kad visi mokesčių nemėgsta, tu šitą pasakėjai. Kiti du dalyviai apie mokesčius per daug kalbėjo ir... Jo. Arba aš gal tiesiog atrodžiau labiau kompetent, nors nemokėjau kalbėti. Kur galiu padaryti donaciją? Aš dar nedarau. Prašom paslaikyti šią donaciją. Noriu donaciją padaryti. Okei. Deivi. Baninki, Deivi, ba. Dabar atsys pabėga. Oi. O! Arkliai reikia savo. Griauna infrastruktūrą, kaip galėjo. Kaip jis galėjo. Anyway, ačiū visi, kurie žiūrėjo mano video, kaip aš tapau meru. Žiūrėkit, kiek daug aš fanų turėjau mane gauti, jau nori mane nužudyti. Gerai. Combat logina, banning. Okay. Gerai, aš tada vėliau viską darysiu, ką reikia. Gerai. Jo, aš irgi įsijungiu. Kad tipo manęs negaudytų 5 žmonės. Eina dirb. Jo.